Tai mano vardas Mantas, aš atstovauju įmonę Portal Pro, remonto ir paslaugų platformą. Būsiu šio renginio moderatorius ir turim paruošę tikrai naudingos, manau, profesionalios informacijos, ką vertėtų žinoti daugiabučių namų administratoriams ar bendrijų pirmininkams ar šiaip aktyviai besidomintiems savo namo veiklą galbūt gyventojams. Pirmoje dalyje bus teisininkė Eglė Šiugždinytė, teisininkė, mediatorė, lektorė. Tada perėsime prie mano dalies, kur apie metinę daugiabučių priežiūrą, kaip tai yra svarbu ir kaip tai liečia, kokias atsakomybės liečia tai namą atstovaujančiam pirmininkui ir administratoriui. Perleidžiu žodį kolegijai Eglei, po jos pristatymo grįžime prie klausimų. Sveiki, esu teisininkė mediatorė lektorė Eglė Šiugždinytė ir šiandien pakalbėsime apie labai tokią reikšmingą pareigą, tai yra laiku prižiūrėti statinį ir, kaip rodo praktika, tai neatlikta arba netinkamai atlikta priežiūra tai dažnai virsta ieškiniais arba baudomis tiek bendrijai, tiek pačiam pirmininkui. Tai kodėl yra svarbu ta statinio priežiūra, tai yra tokia kaip ir nuolatinė savininko ar valdytojo pareiga, tai yra rūpintis konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir bendrųjų patalpų būkle, kad pastatas visą eksploatavimo laikotarpį išliktų saugus ir atliktų tam tikrus jam keliamus reikalavimus, kurie yra numatyta teisės aktuose. Tai ši prievolė nėra vien tik tai, pavadinkime, kad formalumas, jį tiesiog lemia tiesiogiai pastato naudotojų gerovė, finansinį stabilumą ir teisinę atsakomybę. Tai šiuo atveju, kaip matote, medžiagoje įskyriau į 3 tokius kaip galbūt ir pagrindinius punktus, kodėl mano nuomonė tai yra svarbu. Tai vienas iš pagrindinių yra gyventojų saugumas ir turto vertė. Tai kaip bebūtų, tai apleisti ir neprižiūrėti, tai yra konstrukciniai tam tikri elementai, pavyzdžiui, laikančios sienos, balkonų kažkokios plokštės. Tai kelia tiesiogiai grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai. Ir efektyvi profilaktinė ta pati pastato priežiūra, tai jinai sustabdo tų pačių konstrukcijų degradacijos tam tikrus procesus, prailgina pastato gyvenimo laikotarpį, tą patį ciklą ir sumažina stambių remonto darbų kaštus. Tai tinkamai prižiūrėtų daugiabučių rinkos vertė taipogi yra didesnė negu tų pastatų, kurie neprižiūrėti, tai netgi radau statistiką, kad 10–15% tokiu atveju turto vertė išaugo, jeigu pastatas yra prižiūrimas. Ir yra labai svarbu žinoti, kad kaip būtų, tai yra pati teisinė pareiga, tai nėra pasirinkimas, ar mes norime ar nenorime prižiūrėti pastatą, tai yra privaloma. Ir dar vienas svarbus iš tų tokių aspektų, kad tai yra taikoma tikrai labai griežta teisinė atsakomybė. Ką tai reiškia, kad įstatymai numato tą be kaltės griežtą atsakomybę, tai yra pakanka įrodyti žalos faktą ir priežastinį ryšį tarp žalos ir statinių trūkumų. Tai tokiu atveju yra labai svarbu įsidėmėti, kad pareiga atlyginti tenka pačiam savininkui, tai yra valdytojai, nepriklausomai nuo to, ar jis pats vykdė priežiūrą, ar buvo pavesta vykdyti trečiajam asmeniui. Tai Lietuvos aukščiausias teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad net ir kvalifikuoto priežiūros specialisto samdymas neatleidžia savininko nuo atsakomybės. Tai yra tik tai potencialus regresinio reikalavimo pagrindas atsiranda. Tai dėl to yra labai svarbu atlikti statinio priežiūrą. Toliau jūs matote pagrindinius teisės aktus, kuriais yra privalu remtis, tai yra civilinis kodeksas, STR-as dėl statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarkos vyriausybės nutarimas numeris 603, statybos įstatymas, daugiabučių savininkų bendrijų įstatymas ir administracinių nusižengimų kodeksas. Galima dar būtų ir įtraukti tam tikrais atvejais ir baudžiamąjį kodeksą, nes taip pat ir tam tikrais atvejais gali būti numatyti ir baudžiamoji atsakomybė, tačiau aš jo netraukiau, nes laikykim, kad tai galbūt nėra pagrindinis teisės aktas, nes baudžiamoji atsakomybė nėra gan dažnai taikoma ir tai džiugu, kad tai yra vien tik tai išimtinis atvejis, bet reikia žinoti, kad yra tokia galimybė, apie tai aptarsime mes šiek tiek vėliau kitose skaidrėse.
Tai čia kaip jūsų pagrindinės tokios tezės, kurias tikrai reikėtų kiekvienam iš tikrųjų žinoti. Tai techninės priežiūros organizavimas. Tai daugiabučio gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja namo bendro naudojimo objektų valdytojas, paskirdamas techninį prižiūrėtoją. Kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti už namo techninę priežiūrą atsakingą asmenį. Gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis reglamentu ir jame nurodytais teisės aktais, vykdo organizacinės ir techninės priemonės tinkamai gyvenamojo namo būklę išsaugoti, kad būtų užtikrinti esminiai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę. Gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas yra pateikiamas tame reglamente. Taip, asmenims vykdantiems gyvenamojo namo techninę priežiūrą taikomi kvalifikaciniai tam tikri reikalavimai. Tai gyvenamiesiems namams, kurie priskirti ypatingo statinio kategorijai, reikia turėti ne žemesnę kaip statybos inžinerijos kvalifikaciją arba pastatų energetinio naudingumo sertifikato eksperto kvalifikaciją. Kitiems gyvenamiesiems namams turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir kaip 1 metų darbo patirtį pastatų valdymo ir priežiūros statybos, tai yra įskaitant projektavimą, energetikos, komunalinio ūkio srityse. Tai namo būklei vertinti yra atliekami nuolatiniai namo būklės stebėjimai, tai yra jie atliekami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius, tai reikėtų pasižiūrėti liftus, vamzdynus, galbūt pakeliamus vartus. Taip pat periodinės, sezoninės namo bendrų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, tai yra ne rečiau kaip 2 kartus per metus, pavasarį pasibaigus šildymo sezonų, ne vėliau kaip iki einamųjų metų, birželio 1 dienos ir rudenį prieš prasidedant pastato šildymo sezonui, po namo parengties naujam šildymo sezonui, akto pasirašymo ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 dienos. Taip pat yra specializuotos apžiūros. Tai yra, jeigu atsitinka kažkokios stichinės nelaimės, gaisras, liūtis, uraganas, sprogimai ir panašiai, taip pat namo ir jo dalies griūties, kitų reiškinių sukėlusių pavojingas namo konstrukcijas, deformacijas, keičiantis valdytos ir techniniai prižiūrėtojai. Tai čia labai svarbu iš tikrųjų tas specializuotas atlikti, kai turime itin mes šaltas žiemas, turime krentančius varveklius. Tai yra tikrai labai svarbu apsižiūrėti, kad neįvyktų kažkokia tam tikra nelaimė. Taip pat yra atliekami ir namo statybiniai tyrimai, gali būti, tai yra techninio prižiūrėtojo siūlymų, bendroji namo jo dalies dalinė ekspertizė pagal apžiūrų išvadas, taip pat energijos suvartojimo pastate auditas, pastato energetinio naudingumo sertifikavimas, jeigu jie būtini pagal statybos įstatymo ar dėl to priimtas namo būtų ir kitų patalpų savininkų sprendimas, analizuojant valdytojo ar šildymo ar karšto vandens sistemos techninio prižiūrėtojo pateiktus duomenis apie namo šiluminės energijos, kuro sąnaudas ir jų santykį su maksimaliomis šilumos vartojimo normomis daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų šildymui. Tai yra pagrindiniai tokie dokumentai techninės priežiūros, tai yra statinio techninis pasas arba apšildomų pastatų, kurių naudingas plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų, pastato techninis energetinis pasas, statinio techninės priežiūros žurnalas, statinio periodinio ir specialių apžiūrų aktai, kiti vyriausybės įgaliotų institucijų ir statinio naudotojo nustatyti statinio techninės priežiūros dokumentai. Tai iš tiesų daugelis bylų prasideda nuo teisėjo klausimo, ar turite žurnalą. Tai jeigu atsakymas yra ne, teismas mano, kad pareiga nebuvo įvykdyta, todėl tikrai yra svarbu pildyti. Ir svarbu yra ne tik pildyti, bet ir pasirašyti ir tinkamai pasirašyti. Galima tiek ir paprastų standartinių būdų pasirašyti. Šiandien dieną yra galimybė suteikta ir elektroniniu parašu pasirašyti. Ir yra labai svarbu žinoti, kad tie dokumentai turi būti saugomi tinkamai, jie turi būti saugomi mažiausiai 10 metų. Tai šios tokius pagrindinius aspektus tikrai yra būtina žinoti, nes dažnu atveju ir bendrijos papuola vien dėl to, kad nebuvo tinkamai pildomi dokumentai. Tai šiuos dalykus tikrai reikėtų įsisąmoninti ir atlikti tinkamai. Tai tam tikrais atvejais, jeigu apžiūra yra neatliekama tinkamai, kyla atsakomybė.
Tai šiuo atveju ir numato administracinę atsakomybę, tai administracinio nusižengimo kodeksas, tai būtent 360 straipsnis. Tai tokiu atveju jisai, kaip pacituosiu galbūt 5 tą dalį, kad jisai numato, kad už statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, priemonių žmonėms apsaugoti avariją išvengti, nesiėmimas ar Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas įvykus naudojimo statinio avarijai, paaiškės, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ir aplinkai, tai užtraukia baudą statinio naudotojams ir ar statinio techninės prižiūrėtams, tai yra nuo 300 iki 1500 eurų. Tai čia tik tai viena iš to dalių, kad ar ne gali būti taikoma administracinė atsakomybė ir dažnu atveju, kad šalia administracinės atsakomybės eina ir kitos atsakomybės. Ir kaip aš minėjau šio pristatymo pradžioje, kodėl yra svarbu vykdyti ar ne tą namo techninę priežiūrą, vien tik tai dėl to, kad įstatymas, ką jisai numato, tą griežtą atsakomybę. Ir ta griežta atsakomybė tenka statinio savininkui arba valdytojui, tai yra daugiabučių bendrijai, ar savivaldybės paskirtam administratoriui, tai ką jisai tą reiškia, galbūt plačiau paaiškinsiu, kad žinotumėte. Tai pagal Civilinio kodekso 6 knygos 266 straipsnį, pirmą dalį, ta griežto statinio savininko valdyto atsakomybė, tai yra deliktinė atsakomybė, tai jinai kyla tada, kai padaroma žala yra tretiesiems asmenims. Tai yra dėl objekto, kuris sugriuvo ar turėjo kitokių trūkumų. Tai norėčiau pažymėti, kad įstatymų leidėjas kaip ir nepateikia statinių trūkumų ar jų sugriuvimo tos sąvokos reikšmės, tačiau pagal kasacinio teismo praktiką statinio trūkumais pripažįstami, pavyzdžiui, netinkamos kokybės stogo danga, pavyzdžiui, nesandarus stogas. Nesandarus stogas, prisikaupė galbūt lietaus vandens, buvo patirta žala kažkokia kita, užpilti butai. Arba, pavyzdžiui, pagal teismų praktiką dar laikoma trūkumais atidengtas priešgaisrinio vandens rezervuaro šaltinis ir kiti aspektai. Tai kai žala padaroma ne dėl statinių sugriuvimo ar trūkumų, bet dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, užsikimšęs vamzdynas užlieja kitą butą, tai čia turbūt tokia viena iš standartinių situacijų ir kokių daugiausiai yra, tokiais atvejais griežtoji deliktinė atsakomybė netaikoma. Tai galbūt čia taip sudėtingai teisiškai nuskambėjo, tai pabandysiu gal taip trumpai paaiškinti, kad jeigu padaroma žala tretiesiams asmenėms, pavyzdžiui, ėjo žmogus pro pastatą, užgriuvo kažkokios stogelio konstrukcijos, tokių irgi pasitaikė atvejų, tai tokiu atveju griežta atsakomybė jau yra taikoma, ar ne, jau valdytojas atsako, tai yra daugiabučių bendrija arba savivaldybės paskirtas administratorius, tai tokiu atveju jis atlygina ir turtinę, ir neturtinę žalą, tai yra turtinė žala, pavyzdžiui, galėtų būti negautos tam tikros pajamos, už gydymą patirtos išlaidos ir panašiai. Ir neturtinė žala, tai pavyzdžiui, galėtų būti patirti kažkokie neigiami išgyvenimai, depresija, liūdesys ir panašiai. Tai dažnu atveju tai tos sumos tikrai yra ganėtinai nemažos, nes tai yra susiję su sveikata. Tai dėl to tikrai reikėtų apsisaugoti ir ypač dėl to, kad taikoma ta griežtoji atsakomybė. Tai jau čia reikėtų įsirodinėti pačiam savininkui arba pastato valdytojui, bet kaip bebūtų, kad ir pasakytum, kad tiesiog nukrito stogelis ar kažkas, neatleidžia nuo atsakomybės, jinai atsirastų tokiu atveju. O jeigu jau atsiranda kažkokia atsakomybė patiems namo gyventojams, užsipylė ar panašiai ar ne, tai tokiu atveju jau griežta atsakomybė nėra taikoma. Tai va čia tokie skirtumai, ką reikėtų žinoti, ar ne? Ir yra kitas aspektas, tai yra civilinė atsakomybė už žalą, tai draudiko regresas, tai prastai kai būna, jeigu yra apsidraudę, tai išmoka, ar ne, draudimas tą sumą tam tikrą nukentėjusiem asmenims ir nukreipia toliau į savininką arba valdytoją, nes, kaip minėjau, tai yra griežta atsakomybė. Ir gali būti analogiškai po tam tikrų tokių situacijų, po to, kai jau draudikas išmokėjo regresą, atitinkamai jau kitą kartą jau ir mažinasi tos išmokos, arba iš viso gali būti, kad draudimas netgi atsisako kitais metais kitą kartą apdrausti tam tikrą bendriją. Tai va čia tokios tam tikros atsakomybės.
Tačiau reikėtų nepamiršti, kad, kaip bebūtų, nemažai atsakomybės iš tiesų tokiais atvejais neša ir pirmininkas. Daugelis galvoja, kad ar ne, tu esi pirmininkas, tiesiog atliksi tam tikrus formalumus, galbūt surinksi ar pinigus, vieną kitą dalyką kažką pasirūpinsi, bet deja, pirmininko pareigos yra labai atsakingos. Tai daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, vien tik tai 14 straipsnio 6 dalies 9 punktas, jisai ką sako, kad pirmininkas atsako už pastato, jo priklausinių ir pastato bendro naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą, tvarkymą, taip pat bendro naudojimo žemės sklypo naudojimo tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Tai ką reiškia, jis turi pakankamai daug tų atsakomybių ir buvo toksai vienas atvejis, kad žiemą bendrijos pirmininkas Ignalinoje gavo pranešimą, kad ant stogo krašto kaupėsi varvekliai. Jisai nusprendė palaukti savaitgalio, galvoja, kad savaitgalį susitvarkys, dėjo, kol jisai laukė, varvekliai sužalojo praeivį, praeivis pareikalavo 12 000 eurų, neturtinės vien tik tai žalos atlyginimų. Tai pirmiausia, kai buvo kreipėsi tas nukentėjęs praeivis į bendriją, o jau jinai remdamasi Civilinio kodekso 2 knygos 87 straipsnių regresų kreipėsi pirmininką. Tai teismo motyvas buvo būtent ir toksai, kad tai yra būtent pirmininko pareiga užtikrinti savalaikę priežiūrą. Tai čia reikėtų gerai ištaisyti, gerai žinoti, kad pirmininko tai darbas tikrai yra atsakingas ir daug jisai tikrai yra nešantis. Taip pat yra tokių atvejų ir pasitaikusių, kaip pavyzdžiui, buvo pirmininkas siekia sutaupyti lėšas, netaisė lifto, užstrigo svečias atvažiavęs pas gyventoją, patirta daugybė nuostolių, tai vien tik 1800 eurų ir įsivertino, kad jeigu būtų savalaikiai atliekami tvarkymo darbai, nebūtų patirta tokių didelių nuostolių. Tai tokiu atveju irgi teismas priteisė iš pirmininko, ne iš bendrijos. Taip, tai čia tas svarbu tikrai yra žinoti. Ir, vis tiek, kaip bebūtų, pirmininkas, jisai atlieka kaip ir tokią viešo administravimo funkciją, jisai sprendžia viešą interesą, tai yra statinio saugą, jo gerovę. Tai dėl to ta tokia atsakomybė ir yra, jinai didesnė. Ir šiuo atveju gaunasi taip, kad, pirmininkas pats moka baudas. Tai čia šiuo atveju negalima kompensuoti iš bendrijos biudžeto. Tikrai pasitaiko tokių atvejų, tekę matyti, kai pati ir bendrija padengia už pirmininką, bet deja, čia yra asmeninė pirmininko atsakomybė. Tai yra labai atsakingas darbas, atsakomybė yra labai didelė, todėl tikrai labai svarbu tinkamai vykdyti techninę priežiūrą. Jeigu pirmininkas netinkamai irgi vykdo pareigos, gauna baudas, jis gali būti atšaukiamas ir iš pirmininko pareigų, patrauktas atsakomybėn, kaip ir minėjau, už nuostolius, tai privalėtų atlyginti tiek ir turtinę, tiek neturtinę žalą. Tai jeigu įsivaizduokite, jeigu būtų sužalojamas asmuo ar miršta asmuo, tai jau jam atsiranda atsakomybė pagal baudžiamo kodekso 229 straipsnį, nes, kaip minėjau, bendrijos pirmininkas jis vykdo viešo administravimo funkciją. Tai tokiu atveju jisai pataikomas yra iš šitą 229 straipsnio taikymo sritį ir toliau atitinkamai gali būti ir kiti straipsniai, ten dėl sužalojimo žmogaus, galbūt gyvybės atėmimo, nors tokiu atveju liktai šiandien dieną kaip ir neturėjome. Ir gerai, reiškia, tinkamai pirmininkai atlieka savo tas funkcijas, bet tokia tikimybė yra, tai reiškia, žiūrime tikrai atsakingai, tinkamai žiūrime ir kiekvienas pirmininkas suvokia, kad tai yra mano atsakomybė, todėl tokių dalykų, kaip palauksiu aš dar savaitę 2, negali tikrai būti, nes tai tikrai laukia labai rimtos teisinės pasekmės. Tai dabar galbūt pabandykim pakalbėti ir apie pačią tą gerąją praktiką, ar ne, nes galbūt išgirstate daugiau tokios gąsdinančios informacijos, kad pirmininko darbas yra atsakingas ir gali laukti nemažos teisinės tos pasekmės. Tai rekomenduoju, kad sudarykite kalendorinį priežiūros planą metams į priekį, kada ką reikėtų atlikti, apsižiūrėti, čia bet kuriuo atveju ir pirmininkas galbūt ir savo kasmetinės atostogas turėtų derinti prie to, prie tam tikrų sezonų.
Taip pat labai svarbu, kaip ir minėjau, tinkamai pildyti, saugoti dokumentus. Tai dar kartą pasikartoju, kad tokiais atvejais jau 10 metų dokumentai turi būti saugomi, jie turi būti pildomi, tinkamai pasirašyti. Taip pat pasitelkite profesionalų, ekspertą, kompleksiniai patikrai kas metus. Reguliariai komunikuokite su savininkais, informuokite, ką reikalinga padaryti, ką atlikote. Ir visą laiką turėkite ekstremaliųjų situacijų veiksmų planą, kad tai ką galima būtų daryti vienu ar kitu atveju. Dabar šiandieną visi kaip bebūtų turime ir karo grėsmę, tai kai kurios bendrijos turi netgi ir tokius planus, kad ką daryti, įsirenginėja tam tikrina ar tas ir slėptuvės, ką daryti, jeigu įvyksta kažkokie nors ir sprogimai, irgi girdim, ar ne, tokių atvejų vis dažniau, ypač Vilniaus mieste. Tai irgi bendrijos jau tokio turi praktiką, kad irgi įsivertina, kas bus atliekama, kas įvyks, jeigu vyktų gaisras, ką reikėtų daryti. Daugelį jau ir bendrijų, netgi jau ir laiptinės ir gesintuvus teko iš tiesų matyti, netgi ir senos statybos namuose žmonės tai įsivertina, kad taip gali nutikti, gali kažkoks, ypač jeigu name yra dujos ir panašiai. Tai tikrai rekomenduojama turėti ir tą patį situacijų veiksmų planą. Taip, tai šiandien taip trumpai pasistengęs struktūrizuoti jums suteikti tą visą informaciją. Tikiuosi buvo naudinga, gal kažkokią gauti ir naują informaciją. Tai jeigu turite kažkokių klausimų, atsakysiu jums. Taip, tai klausimų mes turim. Pirmininkas, manau, dažnai nėra specialistas, kuris supranta visus techninius dalykus. Tam bendrija samdo namo prižiūrėtoją, tad kokiais atvejais atsako pirmininkas, o kokiais atsako techninis prižiūrėtojas. Kaip aš minėjau, bet kuriuo atveju, kad ir samdo pirmininkas techninį prižiūrėtoją, jisai vis tiek atsako, tik tai tokiu atveju, jeigu yra įrodoma, kad tai kaltas galbūt techninis prižiūrėtas, yra nukreipiamas regresas į jį. Atsako visas namas, bet regresas gali būti nukreiptas į pirmininką, taip? Į techninį prižiūrėtoją, taip. Šitą klausimą, jeigu visi mato problemą, tačiau nenori mokėti už remontą, kas kaltas, kai nutinka nelaimė? Čia, manau, irgi tokia labai dažna situacija, kai problema kaip ir aiški, bet pinigų kaip ir nenorima už tai mokėti. Žinoma, kad bendryje, tai kaip aš ir minėjau, kad tai nėra pasirinkimas, kad mes ar norim ar nenorim vykdyti techninę priežiūrą, tai yra įstatyme numatyta prievolė, ar ne? Tai tokiu atveju vis tiek reikėtų jau apsibrėžti tam tikrą sumą, kuri yra renkama kas mėnesį ir jinai turėtų būti skiriama remontui. Ar nori ir nenori mokėti, įsijungia kiti teisiniai santykiai, ar ne, tai jau tampa jau tie gyventojai skolininkais, bet kaip bebūtų, reikia prižiūrėti. Kitas klausimas, mūsų namas tik po renovacijos, dauguma bendrijos narių mano, kad techninė priežiūra yra nereikalinga, ji kainuoja, ar galime jos neatlikti. Suprantu, čia naujame name, jeigu viskas šviežiai, ką tik išdažyta, paruošta, sutvarkyta, ar reikia atlikti techninę priežiūrą? Skamba taip, ar ne, lyg viskas naujo galbūt ir yra nereikalinga, tačiau, kaip ir minėjau, tai yra jau prievolė vykdyti namo techninę priežiūrą. Kaip bebūtų, dažnu atveju pasitaiko, kad ir namas yra galbūt naujai pastatytas, bet išlenda tam tikrų trūkumų. Žinoma, tokiais atvejais galbūt saugo tai, kad namas yra pakankamas naujas, dar galima kreiptis į rangovą, nes dar būna ir garantinis laikotarpis, bet tam namo techninė priežiūra reikalinga yra tam, kad apsižiūrėti, pamatyti, ar nėra kažkokių trūkumų, ar nėra kažką reikalinga dar keisti, taisyti, remontuoti. Tai mano atsakymas paprastas, kad vis tiek yra jinai reikalinga. Sekantis klausimas, pasikvietus techninį prižiūrėtoją metiniai apžiūrai, klausiama pirmininko, kokios problemos, tai tik mokami pinigai už dokumentą. Nereikėtų klausti, kokios problemos pirmininko reikėtų apžiūrėti. Ar bendrijos pirmininkas gali savarankiškai vykdyti techninę namo priežiūrą? Taip, gali atlikti, bet tik tai tam tikrais atvejais, tai yra, jeigu jis turi tam darbui keliamus reikalavimus, kaip ir minėjau, tam tikrą turėti įsilavinimą turėti, gebėti tą darbą vykdyti ir turi neprieštarauti bendrijos nariai. Aš gal pagarsinsiu, gerai, man tai esant parbekliams ant stogo būtų aptverta su juosta dėl nevaikščiojimo, ar atsitikus nelaimės, tiek pirmininkas kaltas. Juosta neapsaugo irgi. Aptverti yra tinkama, gerai, bet reikia užtikrinti, kad tų varveklių nebūtų ir kad jie nekristų. Tai galim pereiti prie sekančios dalies, apie kaip tinkamai atlikti metinę daugiabučio priežiūrą paprastai ir efektyviai. Šią dalį norėčiau pradėti nuo klausimo jums, kas pas jumis atlieka daugiabučio namo techninę apžiūrą ir kaip dažnai. Nes tiesiog, kadangi
klausimai yra, kaip matėte, yra anoniminiai, tai tikrai galite drąsiai parašyti, kaip yra iš tikrųjų, nes vieša paslaptis, kad kasmetinės metinės apžiūros kai kur atliekamos, kai kur visai neatliekamos dešimtmečiais, nes nors ir yra prievolė, ir yra baudos už tai, kad jos neatliekamos, bet ne visada tikrina, nelabai kas tikrina, iki tol, kol neatsitinka kažkokia nelaimė ir nepaprašo tų dokumentų. Kai kurie jie būna atlikti ir būna saugomi, kai kurios reikia paskutinę naktį paruošti ir tai va tiesiog, jeigu galite sąžiningai atsakykit, kokia situacija yra pas jumis, tiesiog įdomu sužinoti. Pirma, norėčiau parodyti keletą tokių baisesnių atvejų, kas nutinka, kai problema yra ignoruojama ilgą laiką. Tai, kaip matot, tos nelaimės atsitinka tikrai dažnai ir tikrai visur, tiek Plungėje, tiek Kaune, tiek Vilniuje, ir kai kurios netgi baigėsi mirtimi, kaip čia nutiko Vilniuje. Tai problema yra didelė, žinoma, netgi neseniai teko skaityti straipsnį, kur Vilniaus miesto savivaldybės atstovas sakė, žinantis apie 200 šiuo metu aktualių pavojingų situacijų mieste, kas liečia daugiabučius. Tai netgi savivaldybės žmogus žino apie 200 tokių atvejų, bet jos vis tiek dar yra aktualios ir matomai nėra išspręstos. Tai suprantamas dalykas yra, kad niekas nenori apsileisti namo, visi nori gyventi gražiame name, tik tais susiduriama su kita problema, tai dažniausiai finansais, kai nėra pinigų, lygtais problemą matom, bet pinigų kaip ir nesinori mokėti ir tada galima sulaukti nelaimės. Tai vat mano patarimas būtų namų pirmininkams būti tam pasiruošus iš tos pusės, kad bent jau dokumentaliai būti užfiksavus, kad mes matome problemą šitoj vietoj, turėti ją užfiksuotą ir turėti ją iškomunikuotą visiems gyventojams. Nes taip atsakomybė yra pasidalinama, nes jeigu, tarkim, nukrinto balkonas ir tada tikriausiai visi gyventojai, visos kameros pirmiausia susuka į namo pirmininką ir tikriausiai tada visi sakys, kad mes net nežinojom, kad čia pavojingas, nors ir kiekvieną dieną visi pro tą vietą vaikščiojo, galbūt žodžiu visi pasikalbėję esat, kad kaip ir čia problema yra, tačiau kol tai neužfiksuota popieriuose, kol tai nėra pasirašyta dokumentas, ir iškomunikuota gyventojams per balsavimus, per e-mailus, tol tai lieka tik tais pirmininko atsakomybė. Kai tai yra tinkamai iškomunikuojama, tada kaip ir tenka viso namo atsakomybė, nes mes problemą matėm, visi žinojom, bet tiesiog nesitvarkėm, nes tarkim, lėšų neturėjom, tai kaip ir tada tampa bendra atsakomybė, bet jeigu problema tik tais matoma, bet net nedokumentuojama, tai, sakau, pirmiausia, visos kameros atsisuks į pirmininką, kas čia nutiko ir kodėl taip nutiko. Tai čia keletas tokių baisesnių pavyzdžių, sakau, labai paprasta, tiesiog į Google paiešką įveskit nelaimę daugiabutį ir matysite, kiek jų nutinka kiekvienais metais, tai net ne kiekvienais metais, kiekvieną savaitę, galima sakyti, kažkas tai kažkur tai krenta, trupa, byra ir tikrai tą darbą yra ką tvarkyti. Čia keletą įdėjau mūsų pavyzdžių, ką mes iš savo praktikos, kokius esam susidūrę su kokiais atvejais, tai mes labai daug darom remonto darbų dabar draudimo bendrovėms, tai dažniausiai vis apliejimai, kažkokių paudrų, visokie, sakykime, žala turtui, nuplėšimai, nuputimai, tokios, sakykime, dažniausios situacijos. Tai čia vienas iš tokių atvejų, kur kaminas pasidėvėjęs, lietus išplovęs siūles, galbūt skardinimai jau irgi nebetlieka savo funkcijos ir buvo aplietos patalpos žemiau esančiame aukšte. Tai visas bendra remonto sąmata gavosi beveik 5 000 eurų, nes jau problemą reikia spręsti ne tik kamino nesandarumą, ką buvo galima sutvarkyti anksčiau, bet jau reikia ir tvarkyti gyventojams jų gyvenamasias patalpas, nes draudimas labai paprastai reaguoja, jeigu butas apdraustas, įvyko nutekėjimas, ieškoma, kas kaltas. Ir pirmiausia, tai yra į namo administratorių ar tai namo bendryje atsakovas ir jam siunčiama yra sąskaita, prašome apsimokėti už šitos patirtus nuostolius.
Kitas atvejis, medis tiesiog ilgą laiką nebuvo nupjautas, nors visi matė, kad jis remiasi į fasadą, tikriausiai ne per 1 metus toksai didelis užaugo. Tai sugadino lataką, apgadino fasadą ir visi remonto darbai, čia nuotrauka gal nesimato, bet čia gan aukštai yra, čia 3 ar 4 aukštas. Remonto darbai gavosi 2000 eurų, ką buvo prieš keletą metų galima išspręsti. Tiesiog jų neturėjo būti šitų išlaidų, taip, jeigu laiku būtų susitvarkyta su medžiu. Tai o dabar kažkam teko susimokėti. Čia keletas tokių idėjų ir gerų praktikų, kur tikrai už nedidelius pinigus galima išvengti didelių problemų, kaip, tarkim, vamzdynas Rūsyje. Jį sutvarkyti kainavo, nekainavo 200 eurų, 170 eurų, ir galima sakyti, išvengti didelės nelaimės, nes irgi, kaip sakiau, draudimuose didžiausia, ką mes matome, tai yra užliejimai ir labai dažnas atvejis yra šitie nuotekų vamzdžiai. Jie trūksta, jie sprogsta, kai užsikemša ir užlieja geriausiu atveju rūsį, o blogiausiu atveju būna, kad ir būtų užlieja šitas fekalo vamzdis, fekalo arba lietaus nuotekų. Tai kaip sekančiai nuotraukoje matom tiesiog tokią smulkmeną kepurėlę ant įlajos, kuri kainuoja 40 eurų, čia su darbu, su nuvažiavimu, sakykime, su sumontavimu, bet teko irgi turėti baisių pavyzdžių, kaip užsikemša šitos įlajos. Tarkim, vienam sporto klube tiesiog stogiai irgi užsikimšo įlają, pamenu, sprogo lietaus nuotekų vamzdis apačioj ir buvo tikrai baisi nelaimė, nes vanduo toliau bėga, lietus toliau lyja, o palei lubas esančio vamzdžio taip su rankom kažkaip nesunersi, vis tiek srovė didžiulė, ten kaip iš gaisrinės žarnos vanduo bėgo, tai atgal nesunersi, tai tiesiog visi turėjo stovėti ir žiūrėti kokias maždaug 4 valandas, kol nurimo lietus ir buvo galima prieiti prie to vamzdžio ir jie galiausiai sutvarkyti, sunerti, nes tiesiog užsikimšo, slėgis didelis ir užpylė visą sporto klubą ir ant treniruoklių elektrinių ir grindis sugadino, tai 10 000 eurų kainavusi nelaimė, kurią galima buvo išspręsti tiesiog saugant įlajas nuo užsikimšimo. Tokias paprastas kaip lapų gaudyklės sumontuojant. Tai mes tokių atliekam ir tokius prevencinius darbus, kaip pas mus senais ir sumos būna ir nuo 40 eurų iki kelių 10 eurų įvairiausio pobūdžio. Tai daug maloniau yra, kad prevenciškai užkirsti tam kelią nelaimiai, negu tvarkyti su padariniais. Kaip klausiau, kaip dažnai atliekate namo techninę apžiūrą, kurią reikėtų atlikti bent jau kartą metuose ir bent jau geriausiai po šildymo sezono. Tai netgi mačiau klausimą, kodėl po šildymo sezono tai reikia atlikti. Dėl to, kad daugiausiai defektų išlenda po šildymo sezono, po žiemos, po užšalimo ciklų, kai ledas plėšo tiek fasadą, tiek stogo dangą, kaip ir keliuose. Pirmiausia, daugiausia duobės atsiranda po žiemos, kai baigėsi šaldymo, užšalimo, atšilimo ciklai. Tai šita namo techninė apžiūra yra svarbus dokumentas tam nelaimės atveju, kai tik atsitinka nelaimė, kad turėti įrodymą, kad jinai buvo užfiksuota, kad jinai buvo pastebėta ir jeigu iki šiol tai buvo tiesiog privaloma ir kas rūsiuose laikė, kas pas save namuose, kas iš viso nedarė šitų apžiūrų, tai nuo šių metų išėjo naujas įstatymas. Šiuo metu yra kuriamas vadinamas pastatų duomenų bankas. Šiaip, manau, tikrai naudinga funkcija, nes jame bus saugoma visa informacija apie pastatą ir tarkim, pirkėjui planuojančiam įsigyti butą tame name bus galima pasižiūrėti, kas tame name sutvarkyta, kokios problemos šiuo metu dar aktualios, bus tokia vieša informacija apie daugiabučio būklę. Ir sakykime, namą administruojančios įmonės ar bendrijų atstovai turės talpinti kas metus joje informaciją, būtent tą techninę apžiūrą,
elektroniniu formatu, viešai prieinama šitai duomenų baziai. Jinai pradės veikti nuo vasaros pabaigoje ir nuo lapkričio bus tokia prievolė, kas metus jau tikrai bus privalomai kelti, nes elektroniniu būdu, žinot, jau bus matoma iš karto, nieko nereikės prašyti, tiesiog online bus matoma, kas įkėlė, kas neįkėlė, o kas neįkėlė, data suėjo, automatiškai bus išsiunčiamas baudos pranešimas. Tai taip, kad, sakykime, ta funkcija bus, manau, dabar kur kas griežčiau, ne griežčiau, bet kur kas dažniau atliekama ir nelaukiant nelaimingų atsitikimų. Mes, jeigu matote dabar viršui, galima atsisiųsti dovaną, kurią žadėjome, tai dovana būtų vienos mūsų atliktos apžiūros pavyzdys, kaip tai turėtų atrodyti, ir plus šablonas, kurį galite naudoti savo tikslais, prasme, galite patys atlikdami apžiūrą naudoti tą šabloną, kad žinoti, ką patikrinti, kad nieko nepamiršti ir ar prakontroliuoti savo samdomą inspektorių, ar jis tikrai viską patikrino. Tai drąsiai naudokitės šią dovaną, ją atsisiųskite ir be abejo mes patys teikiam tą paslaugą, tai jeigu neturite, kas už tai atliks ir patys nenorite, tai visą laiką galite kreiptis į mumis, mes tą mielai padarysime. Ir šiaip trumpai dar šiek tiek papasakoti apie Portal Pro, tai šiuo metu mes esam 6 šalyse, darbuojamės, jau iš 100 000 objektų atlikta, tikriausiai įdomiau, kas vyksta Lietuvoje, tai Lietuvoje turim apie 2000 partnerių, rangovų, su kuriais atliekam įvairius remonto darbus, atliekam smulkių, kurie ten, sakykime, 50 eurų vertės, 40, ir aišku, tokių stambesnių, stambių iki 10 000 eurų. Taip, kad jeigu kažką reikia sutvarkyti, prašome mielai rašyti, kreiptis, nurodytais kontaktais. Ir gal pabaigai dar klausimą kokį, kaip pavyzdžiui, ar būtina techninė priežiūra dokumentuoti raštu, jei nieko rimto nenustatyta. Tai, kaip ir minėjau, dokumentas yra jūsų pačių saugumui. Geriau netgi Eglė gal pakomentuotų. Na, visus dokumentus yra privaloma teikti raštu, jeigu kiltų kažkokie ginčai teisme, kaip jūs įrodytumėte, kad nieko nebuvo nustatyta, reikia rinkti įrodymus. Šiaip dar manau klausimas, kas tikrina, ar techninė priežiūra iš tiesų atlikta? Na, čia šiuo atveju tai ko gero, kol neatsitinka, tol dažniausiai niekas ir netikrina. Tam tikrais atvejais galbūt ir turėtų tikrinti, bet turim tokią situaciją, kad kai jau susitinkam teisme, tai tada jau būna persižiūrimi visi dokumentai, tai geriau jau turėti iki to laiko viską. Čia balkonas, kokia kaina tokių balkonų remontui, kaip jo toks stovis. Tai, reikia sakyti, paprastai vidutiniškai balkono remontas kainuoja, jau labai prastos būklės, kainuoja apie tarp 5-7 tūkstančių. Tarkim, apie tos, kur matėm, kur dažniausiai krenta. Tai nuo nelaimės skiriama maždaug tokia suma, kokia reali bauda gali būti skirta pirmininkui. Čia reikėtų iš tikrųjų, kad teisingai atsakyti, tam tikrų atveju gali būti skirtinga, gal reikėtų pasitikslinti už kokius veiksmus. Tai pirmininkas gali gauti tiek baudą, gali būti patrauktas ir baudžiamoji atsakomybė priklausomai nuo atliktų neatliktų veiksmų. Gerai, manau, tikrai klausimų daug, bet tikrai nespėsime visų atsakyti. Pasinaudokite progą atsisiųsti dovaną ir labai dėkojame, kad šiandien prisijungėte. Iki kitų kartų.